Didžiojo šeštadienio naktis daugelyje bažnyčių prasideda visiška tyla, giliu susikaupimu, tačiau Pievėnuose viskas vyksta kitaip. Pievėnų bažnyčioje ta naktis vis dar tebėra triukšminga. Tai vienintelė vieta visoje Europoje, kur iki šiol išliko gyva, unikali, archaiška, teatralizuota šventų Velykų nakties budėjimo tradicija. Reiškinys, kuris balansuoja ant plonos ribos tarp gilios maldos ir liaudies teatro, tarp to, kas šviesu ir kas tamsu. Šiandien mes ir susirinkome tam, kad pažvelgtume į šį fenomeną iš pačių įvairiausių kampų. Kas tai? Gili dvasinė patirtis, istorinis reliktas, bendruomenė telkianti tradicija ar tiesiog įdomus kinematografinis siužetas? Apie tai šiandien kalbėsime su mūsų pašnekovais. Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko kultūrologe, atvykusią iš Platelių. Gerbiamas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Varnių Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas, Vytautas Ramanauskas, Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas, istorikas ir Kęstutis Drazdauskas, žmogus, kuris šį virsmą išgyveno pats, stovėdamas kryžiaus sargyboje. Kęstučio tėtis kilęs iš šio krašto, tai Kęstai ir jūsų šaknis, galima sakyti, čia pat. Tačiau jūs čia apsilankote gana retai ir man norisi pradėti nuo jūsų, klausiant tokio klausimo. Pievėnų Velyknaktis vis tiek yra toks bendruomeninis reiškinys. Kaip vietiniai kareiviai, visi persirengėliai priėmė jūs buvote atvykę visa komanda. Garsus kino prodiuseris ir jo komanda atvykusi iš Vilniaus. Kaip vietiniai jūs priėmė? Ar jautėtės savi, ar kažkokio atstumo laikėsi? Kaip ten viskas vyko? Tai turbūt reikia pradėti nuo to, kad Giedrė, kurios filmą matėt šiandien, yra labai gera draugė, kolegė, aš ją pažįstu ten 100 metų. Ir kai tą filmą nufilmavo, tai aš nežinojau, kad jinai filmuoja, aš sužinojau tik jau vėliau apie tą filmą. Na, ir kažkaip man pakišo tą mintį, nes mes atvažiavom budėti, tai ne šiaip su, o mano brolio buvo 50-metis, kaip tik tą dieną per Velykas. Nu ir aš jam tokią kaip ir kiaulę pakišau tam tikrą prasme, nes jis neturėjo neįsivaizdavo, kad tai bus. Tai aš vienu žodžiu tą komandą suorganizavau taip slapta. Ir vienas pusbrolis tai Mažeikiškis irgi čia netoli, o kitą draugą tai atsivežėm iš Vilniaus, kuris net žalio supratimą neturėjo, kas čia vyksta, reiškia, ir panašiai. O jau kai atvažiavom, tai mus kažkaip integravo taip labai natūraliai, iš tikrųjų. Gal pradžioj, kai rinkosi ten ta komanda, visi taip truputėlį skersakiavo, kaip nauji žmonės į klasę, kai ateina ten kokie klasiokai, tai visiems čia smalsu, kas čia tokie, iš kur čia ir panašiai. Bet kažkaip nebuvo taip, kad ten reikėjo kažkaip specialiai mus pristatinėti ar kažką. Labai greitai užsimezgė kalbas, galų galę turėjom bendrą tikslą. Vienu žodžiu, kažkaip labai natūraliai viskas įvyko. Nu ir antra vertus, aš nežinau, aš asmeniškai tai čia nesijaučiu svetimas, nes aš Pievėnuos būnu turbūt bent kokius 3-4 kartus per metus tikrai atvažiuoju. Tai, o ir šiaip aš čia, kai buvau dar visai mažas, dar seneliai gyvi buvo, tai aš čia augau iki 11 metų, tai kiekvieną vasarą aš čia būdavau. Paskui buvo toks tarpas ilgesnis ir paskui vėl pradėjau atvažinėti. Tai nežinau, aš tikrai nesijaučiu svetimas. Puiku. Aktoriai sako, kad rūbas, sceninis kažkoks drabužis keičia žmogaus būseną. Kaip jūs jautėtės su kareiviška uniforma, budėdamas čia bažnyčioje?
Na, tai aišku, kad tai buvo labai neįprasta būti bažnyčiai, būtent tokiam, karnavaliniam amplua, vadinkim. Dabar, kadangi pats esu iš kino žmogus, tai man ten tie visi persirengimai ir butaforijos, tai viskas yra labai pažįstama ir tam tikrą prasme linksma ir ja, bet nebuvo taip, kaip pasakyti, natūraliai labai nesijaučiu. O pačiam nėra kilusi mintis kažką sukurti, kažką susijusio su šita tradicija? Tai dabar jau po Giedrės Beinoriūtės filmo tai bus labai sunku čia kažką patobulinti turbūt, bet niekad negali žinot iš tikrųjų. Bet galų galia apie Pievenus yra ir daugiau istorijų, ne tik šitas Velyknakčio dalykai. Tai aš taip, mintyse kirba, nieko konkretaus kol kas nežadėsiu, bet gali būti, kad kažką ir sukursim. Puiku. Noriu kreiptis į Vytautą. Vytautai, kaip istorikas, prašysiu, kad pasidalintumėte savo žiniomis, kokia yra tikroji šio papročio kilmė. Gal nuo to pradėkim. Čia galim pradėti nuo žydų, nes Pascha, Peisaks, tas tai irgi žydų tas budėjims naktinis laukiant apsireiškimo, kad jie jau ten turėjo bėgti iš tos Egipto žemės. O toliau vėl ir ankstyvųjų krikščionių buvo vigilijos, tas budėjimas per naktį, laukimas Kristaus prisikėlimo. O paskui tas viskas išsirutuliojo taip, kad Žemaitijos vyskupu buvo Jurgis Tiškevičius, tas pats, katras įkūrė ir Žemaičių kalvariją. Ir tada ta epocha buvo barokas. Barokas tai yra vis tiek tokia daug puošnumą, daug vaidybas, daug visokio to veiksmą, taip kaip į tą barokinį muziką, kokia jinai yra. Ir čia taip, kad žmonės geriau suprastų tą visą tikėjimą, nes tiek Žemaičiai, žinot, paskutinis pagonis, jie netokie, to pagoniškumą išlaikė gana ilgą. Ir tada buvo bandyta per tą vaidinimą kažkokį žmonės tos supažindinti su ta veikla. Ir pagalvokit, jau ir nuo 17 amžiaus, sakykime, tas viskas prasidėjo ir 19 amžiaus pradžioje, 810 metais, net buvo vyskups, tada buvo Arnulfas Giedraitis, tai buvo ten pasipiktinęs, kad dėl to balaganą, katras daros bažnyčioje per Velyknaktį. Jau tas buvo pasipiktinims, jau bandoma tą visą reikalą sutvarkyti, bet ar ten pavyko, aš nežinau, nes šiaip yra toks momentas, kad mano senuolis gyvena Mažeikių rajone, mano didelis gyvena Šilalės rajone, anie buvo gimę 19 amžiaus pabaigoje, tai anie dar atsimeni. Į viens, į kits pasakoja apie tą, kad būdavo žydai, kada ne čia vaikščiodavo, kad ten nešiodavos negyvą varną, ten kaišiodavo panuosi tą varną. Žodžiu, tokie man atrodė žiauriai, kaip čia bažnyčioje tokie dalykai gal būti, nes aš apie tos dar net nebuvau girdėjęs, nes čia, sakykime, kol nepradėjau dirbti muziejuje, aš kažkaip su tą tradiciją Pievenui nesusidūriau. Ir paskui, žinokit, jau po pirmą pasaulinį karą, gal per pirmą pasaulinį, tas tradicija kaip ir apmirė Lietuvoje. Ir tada atėjo į Pievenus klebonauti Pranciškus Stulginskis. O kons toks buvo kitoniškas tas klebons, kad jis buvo įšventinimus gavo 1911 metais ir nuo pat įšventinimų iki pat 33 metų jis tarnavo Latvijoje.
Latvijos katalikų bažnyčios. Bet Latvija, juk žinot, Latvijų tas, pavyzdžiui, santykis bažnyčias su ta senaja tradicija, su tom, kaip tas lygo, sakykime, tos visas, pas juos tos dainas išlikusios, nes ten buvo toks tolerantiškesnis požiūris į tas senas tradicijas. Nu ir va, kai jis čia atėjo dirbti į Pievenus, jis pradėjęs skatinti vėl tą tradiciją atgaivinti. On į Pievenus 33 metais atsikėlė. Tai va, ir net buvo tą apipasakojimą, kad on pasakydavo, nu vat, duosiu 10 litų arba žydams, katrė, persirengėliams, atsiprašau, katrė pavoks krucifiksą arba duosiu kareiviams, kad ir išsaugos. Nu, tai būdavo toks jau sportinis interesas, arba Veinė, arba kiti jau norėdavo tą padaryti. Ir kitas momentas, pavyzdžiui, iš tų senų laikų, dabar tą filmą pasižiūrėjęs ir taip, kad seniau buvo į tą visą reikalą labiau buvo įsijungusi brandus tokie vyrai jau ir sakėm, tie žydai, persirengėliai, buvo seni, nu kaip, jau pagyvenę vyrai jau tenai visai tas buvo kits santykis, net tie kareiviai, pagalvokit, būdavo atitarnavę kareiviai, ten kur tos nuotraukos, ten gal trumpai te parodė, bet matėt, vyrai stov su tikrais kardais, po kariuomenės pasitempę tiesus, čia pasižiūri tas kareiviavimas, toks matos, kada ne ten muštrą nėra gavę. Tai va, nu tiek būtum gal. O kaip Vytauta galvoji, tu pradėjai žemaitišką šnekėti, aš irgi iš paskos. Kaip tu galvoji, dėl ko iki šių dienų ta tradicija gyvau Peivenus? Na, buvo tas toks, man atrodo, buvo tas postumis to kleboną, o toliau buvo bendruomenės, man atrodo, reikalas. Va, sakėm, amžinatelis Pranauskis, tas, kur buvo čia, kiek ons buvo to, jau tų vyriausioji. Pranauskis, tai čia ir kareivių vadas. Iš Balėnų buvo. Tai va, ir manau, kad va, ta buvo kažkoks branduolys, kad ras tą viską bandė, nu, išlaikyti, nu, va, kokią, va, Zoselį, nu, irgi, pagalvokit, kiek metų. Ta visas tas vaištis, tik tai paskiau dabar čia bent, nu, jau plačiau, man atrodo, o anksčiau tai, nu, galbūt dar tas sovietmis, ypač kai buvo, pagalvokit, ir tie ribojimai visokie viskas, bet va vis tiek, nu, Žemaitė laikės. Peivenų Velyknaktis laimėjo pirmą vietą respublikinė konkursinė apžiūro tradicija šiandien 2015 metais. Kartu su laureatų diplomu bendruomenė buvo įteikti 700 eurų, tada tas buvo, atrodė, labai didelį pinigą. Ir nusprendėm, kad atnaujinsiam drabužius, atnaujinsiam kardus, kepurės, taip ir padarėm. Ir tradicija neilga trukus buvo pakviesta pateikti Lietuvos nacionaliniam nematerialaus kultūros paveldas sąvadų. Kažkaip mes Peiveniške nesijėmėm didelės iniciatyvos, bet kad paprašė, padėjom surinkti medžiagą, pateikėm ir Vytauts prisimenu, kad mes važiavom į Vilnių ir kokie ten vyko pokalbė. Vienas profesorius net įvardinto tradiciją kaip sutriekusias raidos tradiciją, kuri turėjo jau seniai numirti, nors turėjo nebebūti. Tai Vytauta, tu prisimeni tuos pokalbius, kokias tau mintis, kokie prisiminimą iš tuo? Nu kaip, ten tas profesorius gal ir įvardintas buvo Vytautas Ališauskas profesorius ir tas toks vat, pasakymas, nu, tokia paprasta buvo
šiaip suprimityvina tą visą reikalą. Nors yra filosofas ir kultūrologas, šiaip jau žmogus tikrai nėra dorans. Jie ambasadorium dirba Vatikane, bet taip sako, oi, čia yra neseni dalykai, kad čia sako tik tas seniau, kad reikėdavo toliai į bažnyčią eiti, kad, žodžiu, kad nereikėtų vakščių, dėl to nepasilikdavo per naktį to bažnyčio ir čia taip suvedė faktiškai viską į 19 amžių. Bet čia tikrai yra gilesni dalykai. Kits momentas, dėl ko tai prieš, galbūt, kad aš manau, ir giliai tikintis, yra katalikų mokslo akademijos akademiks. Galbūt manau, kad iš tikėjimo pusės. O, pavyzdžiui, kits docents Arūnas Vaicekauskas, dėl ko toks buvo labai skeptiškas, manau, kad čia buvo vėl ta tokia apsisaugojims, nes dabar, pasižiūrėjau tą dosiją, daug visokių tarptautinių projektų, viską, ir čia ir tokia baimė, kad čia tave gal paskaityti, jeigu tu čia užtarsi tą tradiciją, pritarsenai, tai paskaitys, kad tu esi antisemits ir tau gal, žodžiu, būti, kaip pasakyti, dabar palėtus Facebooką terminus užbaninti tai. Tai galbūt dėl to jons taip atsiriboja ir taip piktą atsiriboja. Nors šiaip, ir sakėm, tematika, tai jons domės senoji tradicija ir jos, žodžiu, kismas dabartiniais laikais. Tai ir čia irgi faktiškai ta pati kalendorinė šventė, tačiau tik tas tiek, kad užgavėnimą mes pradedam Velykom baigam. Ir čia man atrodo, tikrai nėra čia buvęs atvažiavęs. Nors šiapons labai daug važinėjęs, kur kokias tradicijas, ten labai plačiai važiuojant po pasaulį, žiūrėti kitur, bet čia pat, kad pasidomėti tas dalykas, baimė, man atrodo, kad palaikys tave kažko tai. Nes dabar tam pasaulyje toks iš tikrųjų labai keistas ir tas momentas, kai mes tokie esam, Teik tolerantiški, kad sakau, dabar paėmus, kai pasižiūri ten, į kur nors ten dabar Libane, ten, kai tą sudaužė skulptūrą Kristaus. Bet tokie kažkokie rimtesni atsakai nebuvo į tą. O ten, kai ta vienuolė ten Jeruzalėje ten pastūmė įspyrė jai. Yra tai dalykai ir nežinau, aš pavyzdžiui, manau, kad tolerancijos ribas irgi turi būti visakame. Ir jeigu tai yra sena tradicija ir mes jau tiek keliam ženus laikomos, dėl ko negalim tęsti toliau. Dėl ko mes turim bijoti savo šešėlį iš tikrųjų. Tai taip aš ir sakiau, kada buvom Vilniau tam pokalbį, kad mes neprašom, kai įtrauktom į sąvadą, nes mums nuo to nieks nepasikeis, bet jeigu bendruomenė norės išsaugoti to tradiciją, tai išsaugos, jeigu nenorės, tai ir nebeliks anos. Čia bendruomenės reikalas, vietos bendruomenės ir ko gero niekieno kito. Tai jeigu bendruomenė išlaikė iki šiol, tai į toliau, čia yra bendruomenės. Tai pagarba Peivenų bendruomenė. Iš tikrųjų, ačiū Monika ir anos komanda už begalinį atsidavimą, už tokį nerealų rūpestį. Tai sėkmės jums didžiausias ir toliau puoselėti. Dabar noriu kreiptis į gerbiamą Aldoną. Su Aldona susitinkam vos ne kiekvienas metas. Per prisikėlimą, kartas atrodo, norėtum ilgiau pameiguoti, važiuoti kažkur kitur, kur vėliau vykst, bet kap nesusitiksi su Vytautu, kap nesusitiksi su Aldona, nes ten jie atvažiaus iš toliau, o čia negalvėjai tuo ateiti. Tai taip ir susitinkam. Tai Aldona, jūs esu ne vien kart mačius atsivežat ir užsieniečių, ne tik tą savo kolegų iš Platelių. Kaip užsienietė veizį to tradiciją?
Aš dabar taip kažką tų užsieniečių gal neklausiau, bet vis tiek iš tikrųjų ne viens nėra, kai papasakoju, kur vešaus, nu neatsakęs, kad nevažiausiama, ko norintas. Nes aš manyčiau, kad šitą tradiciją iš tikrųjų viena iš unikaliausių ir ne tik Žemaitijų, bet ir visų Lietuvų. Ir sakysim, tu europinė daly, aš nežinau, Vytautą domėjęs, ar į kur, kad būtum toks dalyks. Ir aš palaikyčiau visas Vytauto mintis, kad mes kartą savo šešėlbėjom, o čia pagrindinis dalyks, dėl ko uždraus, tai dėl to antisemitizmą. Bet puikiausia gal pasakyti, juk jeigu dabar tas jį neapgalo sakyti, juk galim sakyti persirengėlė, kažkas ten kitoks, a kažkokie blogietė, dėl ko tos tradicijas atsisakyti. Nu, man tai didelė gražia. O tas filmas, aš kažkaip į premjerą negalėjau atvažiuoti, tai filmas, nu, kad ne viskas ten maties dėl to, kad buvo tas apšvietimas laukelė. Nu, man sužavėjo čia pagavims tam filme žemaitišką charakterį. Ir ypatinga vyresnėje kapanėje atsipalaidavo, kapanėje išnekstas pasakym sklojka. Gaila buvo tik mūsų jaunimą. Vaikiukus, kur klausinėjai, kur buvo tas kareivukas ir mergelis, bei savo kalbos, motinas kalbos bijom. Čia tragedija. Nu, gal tik dabar. Dar tokį klausimėlį turiu jums, Aldona. Kaip šis Velyknaktis suderint du visiškai priešingus polius, sakrum, malda, Žemaičių kalvarijos kalną, rimtis ir tų profanom, persirengėlių šėliojimą, visi tai jau kelia. Nu, pagalvokiam, ar gyvenims kitoks? Paprasta, atsakykiam, gyvenims ir visoks. Ons ir toks pakilėts, bet mes kartas murdomas to kasdienybė. Tai tos apeigs taip pat. Bet tuo profanum nebus sakrum. Aš taip galvoju. Man kaip tik tas į pavadim žiaurė patik ir tas sulyginims. Nu irgi. Aš dar Vytautas labai gražią istoriją papasakoju. Domėjaus ir puikiai medžiaga surinkta apie Velykas Žemaitijų, apklausant Neveino parapijo Juozapą Mickevičiaus Kretingos muziejų. Ir ko aš ten atradau, vakon Vytautas papasakoju apie to baroką, džiaurę seną tradiciją. Ir kad paskui pradėjai drausti, vat būtent dėl to triukšmo, to pernelyg, sakysim, tos buities įsiveržimą į apeigas, bet, ką pavyzdžiui, aprašyta, kad iki pat 1863 metų patrankėlis buvo, šautuvus atsineždavo, po prisikėlėm, tai būdavo toks, jau be tų apeigų šitą, kur mes šnekam, kad ant viškų prie vargonų ten kažkokį skardą pasiimdavo, kad reiškia lankstyti triukšmą sukelti, kad net žmogus ant viškų gegutį geiduodavo, kukaudavo, nu kad pavasarį prišaukti. Žodžiu, buvo tas spektaklis dar labiau, negu mes dabar to matom. Tai man tas didelė patik. Ir paskui, kai pradėjai drausti, tai tas buvo pakeista. Jūs tai nežinot Pieveniške, bet daugelį Žemaitijos bažnyčių atsirado lėlis kareivė. Nu, jeigu te primityvę pasakyti. Anos galėjo būti te plokščias arba suišgaubtas, bet anos taip pat buvo gyvas. Ir už anų stovėdavo zakristijom pamokyti žmonės. Taip pat. Nežinau, bebuvau, tai persirengėlė, nebebuvau, bet kad tai buvo, pažiūrėjau, dar, įsivaizduokit, apie platelius kažnek, dabar visai nesenė mirė Antanas Bernatonis. Ons buvo gimėm 1938 ar 9, bijau sumalauti. Tai ons pasako, kaip ons dar ton visko zakristijom pamokyti darė. Tik tas tai, kad ne vis bažnyčiškai ravoitus Velykinis kareivis. Tai dabar tokį tur užduot, kad reikia surinkti, kur bėga Velykinė kareivė platelius ir beržor dabar ir išvežti pas jums į Krikščionybės muziejų. Kol kas pasiskolinti labai feini, autentiški. Gintališkie buvo iš aplinkinių, kulius žinau, notienus, salontus, vavarnius. Jo, gal aš įsivaizduoju, kad nemanau, kad galėjai kokį Žemaitijų bažnyčią įsiskirti, neturėti jau ką uždraudį ir neturėti Velykinį kareivį. Bet ne visur iškeravoji, va ta problema. Aš už tai sakau, Pieveniške laikyktis ragas ir nagas į tradiciją, nepasidaug niekam.
Ačiū, Aldona. Šnekam apie emocijas, apie paveldo saugojimą, apie tradicijų saugojimą. Noriu kreiptis, kanauninkė Andriejau, į jumis. Kaip iš dvasininko pozicijų vertinat to tradiciją? Man stebint filmą ir gyvai čia keletą kartų atvykus, telšiuos, kai dirbau katedrui, kunigų seminarijoje, atvažiuodavom kartais kokią kompaniją. Tokio parimojimo, pastebėjimo, kas čia vyksta. Toks gyvesnis, gal laisvesnis tas visas procesas, kai nebuvo filmuojama. Matydavom tokį, čia vis tiek truputėlį vaidybos jau įnešta. Žinojo, kad filmuoja žodis natūralu, kad visada mes prieš kamerą šiek tiek kitaip pasitempiam arba truputį kitaip bandom kažkokį. Bet dabar, kas grįžtant prie tos tikrovės, man asmeniškai tai ypatingai atrodo savita ir artima ta prasme, kad ir kanauninkas Petras Tikšlių klebonas čia mūsų garbus yra mūsų tarpe, kurie esame buvę Jeruzalėje, dabartinėje Jeruzalėje, piligriminėse kelionėse. Tai ten, reiškia, tradicija yra eiti kryžiaus kelią. Tom gatvėm, kur Jėzus nešė kryžių į Golgotos kalną, iki dabartinės prisikėlė Kristaus kapo bazilikos. Ir įsivaizduokit, dienos metas, kas gal yra buvę, kas Jeruzalėje, kas nebuvę, gal taip maždaug galima įsivaizduoti, gatvelės siauros. Gyvenimas ten yra labai įvairūs, ten yra tautos gyvena, ir tie patys žydų tautybės žmonės, žinoma, ir arabai, ir įvairių kitų konfesijų, tikėjimų, ir religijų, ir tautybių žmonių. Ir einam kryžiaus keliu. Įsivaizduot, gėdodami, reiškia, einam kryžiaus keliu, pasiimam, reiškia, maldas, giesmes ir einam būrelis. Ir tau siūlo, čia gėdi, reiškia, apie Kristaus kančią, o tau siūlo prekes, kadangi tu eini per turgus. Siūlo tau plėšę, siūlo daiktą, $1, $2, ten tu čia gėdi, nesvarbu, kad tu čia gėdi, nesvarbu, kad tu čia beldiesi, vyksta gyvenimas. Tai va, čia yra lygiai tas pats. Ir kai Kristus nešė kryžių prieš 2000 metų, pasaulis buvo pilnas gyvasties. Žydai ruošėsi, reiškia, Velykoms, turgus. Jėzus ėjo gatvėmis, turgų pirko, pardavė, ginčijosi žmonės, kažką veikė, kažką darė, derėjosi, reiškia, gal barėsi, gal bučiavosi, gal dar kažką darė. Ir Jėzus nešė kryžių į Golgotos kalną. Tai įsivaizduokit visą šitą čia pievinai, tiesiog atkartoja tai, kas yra Jeruzalėje. Į Jeruzalę nuvažiuoti yra per sudėtinga ir nelengva, šiais karo laikais iš ko gero nebeįmanoma. Ir neaišku, kada tai bus. O į pievenus galima taiko sąlygom atvažiuoti ir įsimastyti. Tai vienas dalykas būtų. Dabar antras dalykas, kada mes esame žemaičiai, turime tą tradiciją giedoti kalnus. Kas yra kalnai? Tai yra absoliuti teatralizacija. Balsinio, reiškia, įvaizdžio teatralizacija. Kurie esame užaugę su giedoriais, aš užaugau su senais giedoriais, kurie buvo gimę 900-aisiais, 902-aisiais, 910 mano promočiutė buvo giedorka ir antroji buvo gimusi 912-ais, irgi visos jos buvo giedorkos, mes taip užaugom. Šitie žmonės buvo matę abu karus, jau kai aš augau. Jie gyveno 2 karus nugyvenę, ne tik tai atsiminę iš pasakų, bet patys matė 2 karus, ir 1 ir 2 pasaulinį karus, ir išgyvenę baisų į pokarį, tremtis, lagerius, grįžę atgal. Ir kai giedodavom kalnus, tai nieko panašaus nebūdavo kaip dabar, kad yra. Kaip dabar, kad galim visiūti. Dabar mes kalnus giedam, seniai giedoriai sakytų tarškam. Yra manierėlė, 2-3 žmogiukai susėda, pasiima jonikėlę, tarkšt, balseliai reiškia pastatyti, dauguma šiokį tokią muzikinį įsilavinimą turi žmogiukai atėję. Kitas dalykas tai yra piniginis uždarbis, jeigu mirė žmogus. Tada giedoriai, kai sueidavo,
tai būdavo scenos. Reiškia, kiekviena giesmė savo melodiją, kiekvienas giedojimas savo manierą. Ir šiandien iš tikrųjų yra kalnai įtraukti į mūsų paveldą. Mes norim, kad gal einam lik to, kad jų UNESCO, ne, kad tai taptų tarptautinė. O giedam tekstai yra, reiškia, atėję iš senosios barokinės kultūros, kaip ir mielas brangus mano, reiškia, šalia esantis lektorius sakė iš baroko su vyskupo Tiškevičiaus iniciatyva Jurgio Žemaičių Kalvarijai kūrus. Teatralizuotas būdas melstis. Ir kaip teatralizuotas? Kad jūs, brangiai, gaila, kad tada mes buvom biedni ir nepajėgus nei rašyti, nei nufilmuoti. Neturėjom jokių aparatų, nei mobilių telefonų, nei įrašų neturėjom. Ir šitie žmonės liko mūsų atminti ir klausose, į kurie nusinešė į kapus tą tradiciją giedojimo. Tai ten būdavo ypatingas, reiškia, nesusikaupimas, bet kažkoks išgyvenimas, tų žmonių manierą giedojimo, tų balsinių galių parodimas. Tai ne taip, kad santūriai kaip nors, bet giedojimas taip, kad galia yra rodoma. Ir krūtininis balsas, ir gerklinis balsas, ir kokį tik tu nori, kokiais 6 balsais galėdavo išgirsti, kaip suskamba. Nes ten kožnas prisiderindavo prie to vadyriaus ir dar savo balsu pridėdavo kažkokį, reiškia, spalvą. Jokia opera net spindėtų to, ką mes tada girdėdom. Tai buvo mažaraščiai, paprasti kaimo žmonės, bet turėjo 2 dalykus, brangiai. Tikėjimą ir žinojimą, kad tai, ką daro, yra svarbu ir reikšminga. Tai mano galva pieveniškiai turi tikėjimą ir tai, ką jie daro, yra svarbu ir reikšminga. Nes tai iš tikrųjų atlaikė visokiausius laikus iki šiandienos ir išbuvo gyva iki šių dienų. Tai rodo, kad tai yra tikrai unikalu, saugotina ir palaikytina. Ar reikėtų kitose bažnyčiose to daryti, nemanau. Tikrai ne. Tai būtų kičas jau ir būtų netikra. Bet kai augau tėviškiai, mano promočiutė, reiškia, jinai mums liudijo, kad tie naktiniai budėjimai panašus į Pievenų buvo. Ir aš užaugau girdėdamas tas istorijas, kaip ten bėgiodavo bažnyčioj, kaip ten kaišiodavo amoniakom, snaudžiantiems žmonėms po nosim, kad galva sakydavo, teikšt, kad žmogus snaudžia, žinot, pavargęs kaimo žmogus, snaudžia, pribėga, pakiša tie persirengėliai, reiškia, ir su galva duoda, subilda visą bažnyčią, žmogus prabunda. Ir trukdė. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo labai gyvas, tai bėgimas prieš procesiją, persirengėlių Velykų rytą ir bandymas triukšmauti, bandymas, reiškia, trukdyti ir pribėgdavo, sako, gėda choras, giedorė gėda, ir pribėga tie persirengiai, sako, atik jam už krūtinės, atikrą prisikėlį, nesąmonį, o čia eina procesija. Reiškia, įsivaizduokit, ir tai yra 20 amžiaus pirma pusė iki Antro pasaulinio karo. Tai buvo labai gyva. Viskas nutrūko su Antru pasauliniu karu ir tuo baisiuoju pokariu, kuris sulaužė mūsų tradicijas. Tai šitas yra tikras faktas, aš užaugau šitom istorijom, nes mano promočiutės pusėserė buvo tėviškai Pročkelė tokia jaunutė, jie buvo pagrindinis vadyrius, režisierė viso to, kas vykdavo naktiniai budėjimai, reiškia, iki Antro pasaulinio karo. Tai reiškia, labai tradicija neseniai yra pasibaigusi, o Pievena išlaiko iki šiandien kaip gyvą daiktą, liudijantį apie mūsų savastį. Aš taip atsakyčiau jūsų klausimą. Dėkui. Ruošiausi klausti, nors ir atsakėt jau į tą mano paruoštą klausimą, bet vis tiek dar paklausiu. Jeigu ateitų jūsų parapijiečiai Varniškiai ir sakytų, klebone, pas mus irgi tikriausiai yra buvus ta tradicija, mes norim irgi, kaip ir Pievenai, pasisiūt drabužius, visą ten amuniciją ir ar leistumėt Varniuose? Matot, vienas dalykas yra tai, kas yra gyva ir tikra šiandien, kas egzistuoja, ir dar kartą pakartosiu, ir tai, kas yra bandymas pritemti to,
kas jau yra nebegyva. Tai aš, kai atėjau į Varnių parapiją dirbti, tai radau užkištus kareivius, kaip Aldonas sakė, angelus, reiškia, kurie buvo dedami prie Kristaus grabo, kaip sako žemaičiai, atkūrėm, restauravom, sugražinom juos, jie yra sugrįžę ir radau Jėzų grabelyje išdrožtą iš medžio, reiškia 18 amžiaus pabaiga, 19 pradžia, restauravome jį su gerbiamo Antano Vaškio pagalba, Platelių parko, reiškia, tuo didžiuoju meistru ir auksinės karūnos turėtojų. Tai iš tikrųjų gražinom atgal tuos dalykus ir tai jau ko gero yra svarbu ir gerai, o tradicija, kuri jau yra nutrūkusi, bandyti ją pritemti, klausimas, ar tai būtų dvasiškai naudinga kam nors, ar tai neštų dvasinės naudos, būtų labai rimtas klausimas. Ir antras dalykas, naktiniai budėjimai, kaip po tokie yra išėję iš liturgijos. Mes jos nebeturime. Kadangi Velykų naktis, kanauninkas yra ir mano profesorius, ir mano mokslinio darbo vadovas, reiškia, neleis man meluoti, naktiniai budėjimai yra nunykę, nes su naujosios liturgijos reforma Velykų naktis jau, didžiojo šeštadienio naktis jau yra Velykos. Mes jau giedam aleliują ir jau mes skirstomės nebe budėjimui, o džiaugsmingom laukimui, prisikėlimui, džiaugsmui, išgyvenimu. Tai jau yra kiti dalykai. Ir tai jau būtų labai toks, akibrokštas mūsų, sakykime, dabartiniai situacijai. O čia yra kanauninkas yra teisininkas, jis sakytų, yra papročiai, kurie yra priešiški įstatymui, bet jie palaikyti, ar ne? Neleis kanauninkas man meluoti, jeigu jie įneša kažkokį bendrą gėrį. O šiuo atveju taip ir atrodo. Tai va. Dėkui. Kadangi jau paminėjote kanauninką Petrą, tai gal ir kreipčiausi jūs, nes mačiau ranką kėlėte, tai aš siūlyčiau gal prisijungti prie mūsų. Aš ranką kėliau, sėskit, aš tikrai ranką kėliau dėl to, kad kai pradėjau kalbėti apie tos kareivėlius, o aš dirbau Salantuos, tai norėjau pasakyti, kad Salantuos tikrai yra. Aš bent palikau. Salantuos yra ir Švėkšno yra, mačiau. Jo. Tai tik tą norėjau tarsi papildyti, bet jūs žinojot, pasirodo, ir nieko aš neturiu kažką naujo pasakyti. Operatorius nemato. Aš dar noriu kreiptis į Kęstutį ir pakalbėti apie Giedrės Beinoriūtės filmą, kurį mes ką tik žiūrėjome. Kai įvyko filmo premjera, mes pieveniškiai pradėjom ginčytis. Vieni sakom, viskas ten gerai, gražu, o kiti sakom, parodė mus tokius, ne visai gražius, mes ne visi gyvename taip vargingai, ne visi gal ten ir alkoholio vartojam. Ir kaip jūs, kaip kino profesionalas srities, kaip jūs vertinate šį filmą? Ar jeigu viskas būtų parodyta tik iš gražiosios pusės, visi būtume gražiai kalbėję, gražiai atrodę, ir ar filmas būtų tiek apdovanojimų pelnęs? Tai čia turbūt irgi, kaip ir buvo minėta apie gyvenimą, tai tas gyvenimas yra margas ir turbūt tas filmas yra vieno žmogaus tam tikras požiūris. Vis tiek režisierius rodo taip, kaip jis mato, ar ne, arba, sakysim, atrenka kažkokius tai epizodus, iš kurių sudėlioja mozaiką, kuri jau atliepia to konkrečiai režisieriaus matymą, reiškia, tai matyti, įžvelgia įvairių ten tų pusių ir man atrodo, kad tas filmas nuo to tai tikrai nenukentėjo, kai žmonės pamato save ir sako, čia mano šukuosena bloga, tai čia, taip sakant, labai sunku kažkaip tai komentuoti, nes vis tiek kitą filmą, kai žmonės žiūri visiškai nesusipažinę nei su ta tradicija, nei jie žino, kur tie pievenai, tai jie tikrai tų klausimų savo neužduoda. Man atrodo, kad Giedrei kaip tik labai pavyko tokius, dvasią tą perteikti savai, net nežinau kaip pasakyti. Aš kada atbudėjau,
Tai aš taip jaučiausi, kaip tam vat, filme atbuvęs. Ta prasme, man iš tikrųjų toks vat, kaip ir atsikartojimas, bet tuo pačiu ir unikalu. Ir turbūt, na, nežinau, aš taip bandau kažką rišlaus pasakyti, bet iš tikrųjų turbūt norėjau pagrindinę pasakyti, kad tai yra konkretaus žmogaus požiūris į tą reiškinį. Jeigu tai būtų kitas režisierius, tikriausiai parodytų kažkokius kitus kampus ir ten būtų tie patys veikėjai, bet mes juos visai kitaip matytumėm. Ir... Matonis, kad rodyti. Tai va, tai turbūt taip. Bet aš manau, kad tas filmas, tai iš tikrųjų Pievenus, tai daug kas paskui susirado, kas iš tikrųjų net nežinojo, kad toks egzistuoja kaimas. Taip. Tikrai taip. Ačiū Jums labai. Tikrai taip. Galbūt paskui turėsime klausimų, bet pabaigai noriu kiekvieno iš jūsų paklausti, jeigu reikėtų vienu žodžiu arba labai trumpa fraze įvardinti, ką jums reiškia Velykos Pievenuose, Velyknaktis, kokį žodį, kokią frazę parinktumėt? Gal Kęstai nuo jūsų ir pradėkime. Dieve, tai aš tai turbūt gal pakartosiu, kas jau buvo sakyta, iš tikrųjų nereikia bijoti savo šešėlių kažkokių ir man atrodo, kad tai yra unikalu, toks gal pilkas žodis jau tapo šiais laikais, bet vis tiek tai yra unikalu ir man atrodo, kad tai reikia tiesiog gerbti ir net nebūtinai tai reikia mėgti, mylėti ar ten nekęsti, tiesiog reikia gerbti ir viskas. Tai yra tradicija, kuri eina jau 100 metų, nesvarbu, kokia intencija jinai atsirado, bet nieko čia neskriaudžia, man atrodo, ir reikia tiesiog gerbti ir džiaugtis. Man tai būtų prisikėlimas, nes dabar, pasakysiu, dabartinės laikas, gal nesižeis monsinjors, nes tos Velykas, čia gal tik šeštadienį, jeigu ateini iš vakaro, o šiaip sekmadienį ateiti bažnyčią 8 valandą, čia tapkapi eilinis sekmadienį mišis ateini, o čia, kai atvažiuoji, tamsoda, beldantiem būgnam, tai pasijunti, kaip tas senųjų laikų to bažnyčio, tos savo jaunystės laikas. Taip. Tekę yra būti ir Švento Jokūbo katedroje Ispanijoje. Tai ten yra, žemaičiai turtų gerą žodį kodyla, ne? Kodils, arba smilkytausia mes dabar jau. Ir ten, reiškia, yra irgi teatralizuotas smilkymas, ar ne? Toj didžiuliai katedroj būtų dideliai maloniai, bet visi, jeigu pradėtų kožno bažnyčio tą daryti, būtų tragedija, nes tai absoliučiai netitiktų nei architektūros, nei minties, nei nieko. Tai čia yra irgi savastis, turtas ir išlaikyti, duok Dieve, tiems, kurie čia dirbs ir klebonais, ir tiems žmonėms, kurie sėja šitą grūdą ateinančioms kartoms, būtų laimėjimas. O Velykos visai yra laimėjimas. Tai yra pergalė prieš mirtį, prieš blogį, prieš nuodėmę, prieš pasaulio dvasią. Tai tegul tai, kas yra gera, reiškia, yra palaikytina, yra saugotina ir galima kaip įmanoma prie to prisidėti. Būtų blogai, jeigu tai išvirstų į kažką kitokio. Baimė yra, kad kartais, kai išviešinami tokie privatus dalykai, kad jie neišsigimtų. Tai tradicija turi saugoti ir tam tikras ribas. Tai yra vilties, kad jinai tiek atlaikiusi visokiausių tų čia perversmų, laikmečių, požiūrių, išliks savastimi, gyva, tikra ir traukiančio žmonės. Ačiū Dievui, kad Pievenai yra gyvi, bent Velykose jie tampa iš mažo bažnytkaimėlių didelių miestų. Tai didelis laimėjimas ir bendruomeniai, ir visam mūsų kraštui. Taip įvardinčiau. Aš pasirašau po visas 3 pasisakymas, aš galvočiau, pasikartočiau puikiai to kraštą tradicijai, keravokiam.
Dėkau pašnekovams. Aš tik tada norėčiau pridėti, kanauninkas taip gražiai šnekėjo apie kalnus. Tai noriu pakviesti penktadienį 16:30 profesorius Saulius Stumbras skaitys paskaitą apie Žemaičių Kalvarijos kalnus, apie anų įtraukėjimą galbūt net į UNESCO pasaulinę paveldą sąrašus, į Lietuvos jau įtraukti ir tuo patį vakarą po paskaitos geiduosiam, čia bažnyčio geiduosiam Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tai jau iškart kviečiu planuoti į laiką ir dalyvauti. Dar aš Rūtai pridėsiu, kad aš labai irgi džiaugiuosi, kad tie procesai vyksta, bet kai įtrauksim, jeigu taip įvyks į UNESCO, ar neturėsim bėdos su tuo, kad turim dėl užgavėnių, dėl visų kitų dalykų. Kadangi kalnų tekstuose žydų tautybės žmonėms yra labai kliūvantis daug nemalonių epitetų. Tai gali būti labai rimtų dalykų ir kartais labai gero benorint, duok Dieve, kad nebūtume paskusti Strasbūrų už teisių nelygiai. Čia aš nejuokauju, rimtai kalbu. Nes tie tekstai iš tikrųjų yra pakankamai aštrus. Mes dabar gėdam norminę kalbą. Norminę kalbą dabar gėdam, negėdam žemaitiškai. Tai yra viena pusė tokia, o kita pusė toks labai didelis klausimas. Dėl kalnų, ko norėčiau pridėti, kas liūdin labai. Aš net apsienė prieš kokius daugiabišką priešmetus buvau Budynėje Telšius. Mėri didelė garbaus amžiaus moteriška drabužiaurė tekonti. Ir tas, kas laidoj, uns nežinoj, atėjo iš Telšių meno mokyklas ir geiduoji kažkokius, nežinau, kunanos ten geiduoji, į tarpus klasikinį muziką mes buvom apšalį. Kai jau trumpin kalnus ir bloga, bet kad Žemaitijo negėd mirusiajam tikončiam kalnų, aš buvau apšalus. Čia jūs netoli esat. Turėtum viskupiai žiūrėti. Iš tikrųjų, čia ir nekeravojams tradicijais. Mergelkas paėmė ir kokiam vakarėlį. Nesuprantu. Dar kartą užakcentuosiu, kad tradicijos išlaikymas, iš tikrųjų liaudiškos tradicijos išlaikymas, jis yra dėja neišvengiamai transformuojasi. Ir žmonių samprata apie dalykus iš tikrųjų keičiasi, taip kaip ir tautinis drabužis, kad į koks jis gražus būtum ir malonus, yra likęs tik tai kultūriniuose renginiuose, dainų šventėse ar kokiuose kitose progose, bet ne kasdienybėje. Kaip apava nieks klumpių, kad į kapmesaną čia girtumėm, ar naginis, ar vyžas, tikrai nieks nešiuo, nebent klumpakojų šokant. Taip, ko gero ir čia transformacija dėja vyksta ir ar įmanoma kažką pakeisti ir sustabdyti tai, kas vyksta, ko gero nėra taip paprasta. Bažnyčia, dvasininkai, vyskupai saugo autentiškąją žmonių tikėjimo savastį, liturgiją, kuri yra aprobuota Vatikano ir bažnyčios autoritetų, o tai, kas yra liaudiška pamaldume, dėja neišvengiamai turi transformacijos pobūdį. Ir būti cerberiu ir bėgioti ir kažkaip bandyti ten drausti ar dar kaip nors, ko gero, nebūtų teisinga. O kodėl ta tradicija nyksta? Todėl, kad jauni žmonės tiesiog neturi troškulio melstis. Nes tai yra malda vis dėlto ir mūsų jaunoji karta žmonių maldą laiko labai tokiu momentiniu, trumpu dalyku. Ginkdie neilgiau negu ten kelios minutėlės ir visada grįžtant dabar, jeigu mes tradiciją turėjome, grįždavom po laidotuvių prie gerdulinių pietų, tai dar kartais dar vieną kitą giesmę sugiedodavom, dabar jau namiškiai visą laiką sako, kaip nors, klebonė, ar tai trumpai, visi skubam, visi lekam, visi užsiėmę esam, trumpai. Ir jeigu tu pradėsi ilgai, būsi priešas ir tai nepaveiks. O kitas dalykas, žemaičiai turi pasakymą, ilgą maldą širdį šalda.
Yra tokie dar pasakyms. O antras ir varo įvaryti bažnyčią poterių nekalba. Seniai žmonės žinojo šitą. Ir mes irgi žinom. Tai matyt, neišvengiamai keičiasi dalykai. Būtų visai liūdna, o kanauninkas vėlgi tikriausiai man neleis meluoti, kad pamažu visai baigia išnykti budėjimas prie mirusiojo su malda. Labai dažnai ateinam kunigai išlydėti iš salės, iš salės ir matom, ką mes matom, filmą. Nuotraukų ciklą, po sutrumpikiem, jeigu į sumaudimukas, matom žmonis mirusiusius ir kalnus, ir po pakalnius, ir eina filmas, eina nuotraukos, eina šitas, bet nėra ir groja kokią nors lengvą muziką, klasikinį paleisti per magnetofonėlį ir bandyti tikinėti būtų sudėtinga. Vienintelis būdas tikriausiai išsaugoti tai, kas tikrai yra, patiems laikytis tos dvasios ir padėti žmonėms suprasti, kas yra vertinga, bet nežinau, kokiom priemonėm ir kokiais būdais tą galima daryti. Ne taip paprasta, kaip gali atrodyti, nes saugoti tradiciją reikia, puoselėti reikia ir palaikyti reikia, bet jinai turi tapti sava, bet nepriverstinė, nes jeigu bus prievarta, jinai nebus gyvastis. Kaip ir Pievėnų grįžtam, mes čia to susirinkom, jeigu būtų tik prievarta, seniai būtų nunykusi. Žmonės jaučia kažkokį svarbumą ir palaiko vienas kitą, kad tai tęstusi. Tai taip ir su kalnais. Priklausys nuo kiekvieno iš mūsų. Kiek mes to indėlio įnešim savo aplinkoje, tiek ta tradicija bus gyva. Toliau mano toks gilus supratimas, stebint žmonės ir aplinką, kurioje mes dabar esame tose aplinkybėse. Tai aš taip atsakyčiau, Aldonas mini. Dėkui. Iš tikrųjų apie kalnus galėtumėm atskirą diskusiją suorganizuoti, surenkti ir būtų iš tikrųjų apie ką kalbėti, nes situacija iš tikrųjų ir prasta. Patie visai neseniai teko būti Geidoriaus laidotuvės atsisveikinime ir skambėjo romansas, kurį net įsirašiau dalį. Blogiau tikriausiai negal būti. Bet čia galbūt ateitį pašnekėsim apie kalnus, dabar grįžtam prie Velykų nakteis budėjimą ir kreipiausi jumis visus, kas čia esat, gal yra klausimų. Naudokimės progą, turėjom ekspertus Pievėnus. Ar būtų klausimų? Gal papildymų kokių? Vieną tradiciją priminsiu. Ir tarp kitko čia ir užrašyta Viekšnius, kad buvau, čia netoliai. Neatsimenu, kas užrašė, buvo Viekšnius ten toks, kaip sakydavau, kraštotyrininkas. Ir nunykus, man rodos, kad tą tradiciją reikėtų paklausti, kanauninkai, būdinga, ko gerai visą Lietuvą. Neatsimenu, didžioji savaitė, kad rundėjina, vilkdavau pririštą prišnių ir lentą, vaikiuką plakdavau. Čia reiškia, silkė atsiboda. Ne, čia yra labai stiprus akcentas, kuris yra ir vakarų Europoje buvo gyvas, tai yra varpams užgavėjus, tai būdavo priminimas, kad varpai tyli ir medis, kuris simbolizuoja Kristaus kančią ir kryžiaus medį, kalba. Ir tai yra, reiškia, iš to atsirado kleketai, atsirado visi bažnyčiai, būtent iš šitos tradicijos. Ten ne apie kleketus, net buvo, aš to žinau, ir jau Platelį bažnyčioje ištraukė, mes turėjome ton didesnį, visko, tarškinį, bet įsivaizduok, lentą, paprastą lentą. Kai buvo Velykoms skirti nacionalinį muziejaus parodą, nei buvo nupiešti ant žuvį. Irgi, tik aš neatsimenu, jau varpams užgavėjais, kad runtondėjina, ketvirtadienį, trečiadienį, reiškia, kad atsiboda, kadangi posnė. Jo. Ir plakdavo, sakė, to lentą, kol suplakdavo. Jau tik, žodžiu, energiją išleido, visko. Ir man atrodo, kad jeigu nacionalinis muziejus buvo pavaizdavęs, aš radau aprašymus, kad taip ir buvo Viekšnius. O ar kitur buvo, negalėčiau pasakyti. Tikriausiai kiekvienam krašte yra atmaina tų tradicijų, kurios truputėlį turi skirtumo, bet esminis mąstymas yra tas pats žinutė. Dabartinis Facebookas yra mūsų žinutė, o tada Facebook'ų nebuvo, žinutė buvo tokia bendruomeniai priminimas, kad
sulaukim geresnių laikų, Velykų ir baigėsi didysis pasnikas, prasidės geresni laikai ir pavasaris. Matau, kad Kristina nori paklausti ar papildyti, pakomentuoti. Aš gal nepaklausti, bet 2 dalykus bandysiu trumpai pasakyti. Vienas dalykas apie Pievenų tradiciją. Tai tą filmą pamačiau pirmą kartą Vilniuje, premjeroje ir mačiau jūs. Ir tiesiog norėjosi nusilenkti tiems žmonėms, kurie dirbo, kurie tiesiog tas rankas bežiūrint skalbė pirštinės, ruošė valgius, siuvo. Tai dabar čia ne mano vienos mintis, bet tiesiog labai norisi padėkoti, nes tai yra taip tikra filme ir tikrai nebijokim, kaip mes ten atrodėm, nes būtent tas tikrumas paliečia, ir miesto žmogų, kur mes to nesame matę. Tai labai labai dėkui, tai yra nuostabu ir tai tikrai paliečia taip giliai, kaip iš tikrųjų pats tas prisikėlimo faktas, ta tarnystė jūsų, tas saugojimas, atsidavimas. Suprantam, kad tai yra ne visą laiką ir lengva išsaugoti. O kitas dalykas, atsiprašau, kad vėl prie Žemaičių kalnų grįšiu, bet trumpai tokią viltį norėjau pasakyti. Tikrai ačiū už tą mintį, kad tradicija reikia saugoti, bet tai yra natūralus dalykas, ypač liaudies pamaldumai, apie ką mes kalbėjome dabar. Ir ta sėkla, kurią jūs sėjote saugodami, mes nežinom, kada sudygs. Ir aš noriu pasakyti apie tokį gražų daigą. Žemaičių Kalvarijų kalnai yra sudygę Vilniuje. Mes žinome, kad Kalvarijos tai buvo domininkonų vienuolynas ir ten domininkonai prisidėjo ir prie tų giesmių. Ir dabar jau, nežinau, kelinti metai, bet domininkonų bažnyčioje Vilniuje per visą gavėnią, gavėnios penktadieniais yra giedami kalnai. Taip pat buvo vieno brolio laidotuvės, per laidotuvės irgi buvo giedami kalnai. Ir tai yra gyva, ateina žmonės ir ne žemaičiai, ir aš žiūriu, šiemet jau susirinko vis daugiau, ateina žmonių, mano amžiaus, šiek tiek jaunesnių, ir jie pasilieka toje ilgoje maldoje. Sudygo visai kitur, ne Žemaitijoje. Todėl, kad ten žemaičiai broliai. Taip. Ten tu vienas yra iš Plungės, kits iš Telšių. Taip. Ir jie atsinešė tą tradiciją ir įnešė į Vilniaus gyvenimą. Ir Bernardinuose suviešėjusi yra kalnų giedojimo tradicija, todėl, kad kai atėjo provinciolas Telšiškis, dabar iškrito pavardė, ten klebonauti irgi įnešė tai. Tai kiekvienas galime nešti savo ir kažkokį akcentą ir gal visai. O Vilniui dabar žemaičių greičiau bus daugiau negu pačioje Žemaitijoje. Daug suvažiavusių. Tai ačiū Dievui, kai jie tą atsimena ir puoselėja tą tradiciją. Taip, ačiū Dievui ir visiems jo bendradarbiams jums. Gal nesigirdėjo, sakė Giedrė, prašė perduoti linkėjimus visiems. Taigi, ar dar turime klausimų? Aš tik dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad dabartinis modernusis pasaulis eina iš proto ir vis girdžiu ir žinau, ir girdžiu, ir tikriausiai jau dauguma klebonų kunigų paliudys, atsiranda toji keista tradicija laidoti žmonės belia kaip. Tai neseniai ir aš išgirdau, kad parvežė vieną ten buvusi mano parapijietį, buvusi jau ten kilusi ir parvežė prie tėvų, reiškia, urną parvežė, nieks nieko nesakė, niekas nieko nei manęs nieko neprašė, reiškia, ir Dobkasys man pasakoja, sako, žinot, sako, atėjo, atsinešė tą urnelę, reiškia, sako, aš klausiu, o čia kleboną nekvietėt? Ne, nekvietėm. O sak, giedorių kokiu? Ne, niek. Sakau, tai Sigitai, kaip tu palaidojai? Tu, kaip sak, paėmė rūškas jau viskas. Tai štai, brangiai, prie ko mes esam prieėję. Tai jau jūs čia dar piktinantis, kad ten dar kažkokį maldą, gal romantiką kažką dar kažką daro, o čia visai tiesiog paima, atneša užkasą. Tai modernusis pasaulis eina iš proto. Nepasiduokim beprotybei. Būkim išmintingi, laikykim tai, kas tikra savastį išsaugokim. Noriu paprašyti ir palinkėti. Ir nuo mūsų kiekvieno priklausys, žinokit. Nes kartais labai nedaug tai reikia. Reikia duoti patarimą.
Mes teisingai labai gražiai, ačiū, kad jūs apie toleranciją tą kalbėjot, labai tolerantiški pasidarėm, nutylėm. Kartais reikia tiesiog išdrįsti ir nežinantiems žmonėms, kurie blogos valios neturi, bet jie nežino, duoti patarimą. Ir ne vienas atvejis tai yra paliudijęs kaip laimėjimą. Kažkas patarė, sako, tu klausyk, kad tu paprašyk, kad ten pasimelstų, kad gal mišės reikėtų, gal kad kunigas palydėtų į kapinis, susitarkit. Jie nėra prieš, bet jie net tiesiog kartais nežino žmonės. Galvoju, kad numirė, reiškia, tai reikia palaidoti. Kad palaidoti reikia, bet nebūtinai į tumbačką susideda dabar mirusiuosius. Reiškia, taip. Ir jau tokiu atveju yra ne vienas, kad sekcijui pasidėt šalia pužerų mirusiųjų palaikus ir laiko. Ir ateinam prie beprotybės tam tikros. Tai, brangiai, tradicija padeda būti sveiko proto. Nes tai yra labai svarbu būti sveiko proto žmonėmis. Ir išlaikyti savastį, ir tikėjimą, ir tradiciją, ir maldingumo praktikas. Tai yra sveiko proto išdava, žinokit. Tikrai. Tai dėkoju visiems pašnekovams už išmintį, už žinias, kuriomis pasidalinote. Ir linkiu dar kartą tiems žmonėms, kurie saugo šią tradiciją, puoselėje, būkit sveiki, būkit stiprus ir toliau laikykitės. Gero vakaro visiems. Ačiū už pakvietimą ir ačiū, kad esam kartu šį vakarą. Ačiū.